Sveiki, visiems yra tekę ieškoti darbo. Ir vienas iš svarbiausių žingsnių, surandant gerą darbą, yra teisingai parašyti gyvenimo prašymą, CV. Norėčiau keletą patarimų suteikti, kaip tai padaryti, kad jūs pasikviestų į darbo pokalbį. Pirma, kas būtų svarbiausia, pateikti teisingus kontaktus. Kontaktai tai yra e-mailas ir telefonas. Šiais laikais daugelis pamiršta įrašyti telefoną, parašo e-mailą, o telefonas kaip ir nereikalingas. Tai norėčiau priminti, kadangi tie darbdaviai, kurie skaito gyvenimo prašymus, jie sulaukia labai daug gyvenimo prašymų ir jiems tie kontaktai yra gyvybingai reikalingi. Antras svarbus punktas yra lietuvių kalba. Nedarykite klaidų. Tai akis bado ir labai matosi. Todėl prašymas, rašant gyvenimo prašymą, išvengti klaidų gramatikos. Trečia, kas yra svarbu nurodyti teisingai pareigas, kurias jūs atlikote buvusiose savo darbovietėse. Pavyzdžiui, administratorė įmonėse yra pareiga ta pati, bet funkcijos, kurios atlieka žmogus, būdamas administratoriaus pareigose, yra skirtingas. Todėl nebijokite smulkiai aprašyti savo darbo pobūdį ir tai padės darbdaviui geriau įsivaizduoti apie jūsų darbo patirtį. Taip pat labai svarbu teisingai nurodyti įmonės veiklos sritį. Tai leis darbdaviui taip pat geriau pažinti jūsų kaip būsimo darbuotojo patirtį. Užsienio kalbas, kompiuterio žinias dauguma pažymi teisingai, bet svarbu atkreipti dėmesį, kad yra tam tikros pareigybės, kurioms yra svarbu atkreipti dėmesį tik tai joms būdingus dalykus. Pavyzdžiui, buhalteriai turi parašyti buhalterinių programų pavadinimus. Tai yra labai svarbu jų darbe. Taip pat kitų profesijų atstovai, pavyzdžiui, programuotojai, tai kuom programuoja, vairuotojai, tai yra kategorijos svarbu. Dėl pomėgių. Daugelis klausia, ar rašyti pomėgius. Tai pomėgiai yra labai svarbu ir iš tikrųjų darbdavys gali dažnai spręsti, ar tinkamas darbuotojas pagal pomėgį. Pavyzdžiui, žmogus domisi senovinių automobilių restauravimu. Tada savaime aišku, kad jisai domisi technika. Ir pomėgis labai dažnai suteikia dar daugiau žinių negu specialybė. Todėl nebijokite rašti apie savo pomėgius, jie padės jums susirasti darbą. Visa informacija apie gyvenimo prašymą galite susirasti portale cvzona.lt. Ten rasite dar ir kitos papildomos informacijos ir sėkmės ieškant darbo.